Amen. Mes išalkom truputį. Haleliuja. Ši tema bus iš ciklo Pažink save. Žinau, kad periodiškai aš grįšiu prie jos. Šiandien labiau negu bet kada esu įsitikinęs, kad priimsite savo gyvenimą kažką, ne visada iš tikro svarbu priimti, kiek susigaudyti, kas vyksta. Nes tiek daug visko pririnkę, kad daug Dieve susigaudyt, ką mes ten turim. Mums ir tėvai perdavė dovanėlę, DNR pavidalu. Jie net neklausdami perdavė tau dovanėlę. O tu pats po to bandai išsiaiškinti, kodėl Dieve aš toks baisus, kas čia vyksta su manim. Tai dovanėlė, viskas tvarkoja. Dažnai mums reikia nerinkti, o tiesiog išsiaiškinti, ką mes gavom, ką mums dovanoja. Šis apreiškimas nuskambėjo paskutinį konferencijoje Vokietijai. Labai sėkmingai praėjo jinai. Ačiū Dievui, vėl pakeisti gyvenimai. Likimai, Dievas judėjo labai stipriai. Bet aš negaliu maitinti savo virtualios bažnyčios, o paskui tuo maistu nepasidalinti su jumis. Paprastai viskas vyksta atvirkščiai. Konferencijoje taip jau išeina, kad jie valgo pirmi. O mes čia jau vemės iš paskos vietoj. Taigi, brangiai, šiandien noriu išlaisvinti šitą apreiškimą į Kristaus kūną ir, sakyčiau, į vietinį kūną, į mūsų vietinės bažnyčias. Taigi, tema vadinasi keičiantis į tą patį atvaizdą. Šiandien noriu kalbėti apie keitimosi jėgą. Keičiantis į tą patį atvaizdą. Labai atidžiai klausyk mane šiandien, nes tai, ką kalbėsiu, bus radikalus apreiškimas, kuris radikaliai padės susigaudyti. Kas tai? Štai kodėl aš toks. Štai kodėl negaliu susidoroti su tuo. Štai kodėl tai vyksta mano gyvenime. Krikščionybė kaip ugnies bijo žodžio pavirsti, persikeisti. Taip kaip ir žodžio velnias. Neminėk šio žodžio, kodėl? Kodėl neminėti? Nelabasis biesas, tai dar tiesiog žodinė forma viena. Čia terminologija tokia religinė, dažnai ten daug ko negalima sakyti, bet mes ne apie tai. Todėl krikščionis, tikintieji kaip ugnies bijo šios sąvokos, keitimas, virsmas. Virsmas tai kažkas baisaus, o žiūrėjau, vilkolakis. Žodis virtimas mūsų sąmonėje tai tarsi kažkas baisaus. Šėtonas apvogė mus. Pateiksiu biblijinį pavyzdį, žinoma, nesinodinės Biblijos, iškart perspėju, nes ten šito nėra. Ten tai paslėpta, nes tai yra blogai. Ir žodis virsmas pas mus susijęs su raganom, katėm, vilkais, vampyrai, tamsos spalvos, kraujas, siaubas. Ir tarp visų šitų siaubų žodis virsmas. Mūsų sąmonė prifarširuota stereotipų. Mes nesuvokiam tos realybės, kurią Dievas atnešė į bažnyčią ir aprašė savo žodį. Pasakė savo žodį. Religija uždengia tai, nes jai tai nepatinka. Jai reikia, kad tu tiesiog būtum, klausytum jų ir darytum, ką jie tau pasakys. Krikščionybė kaip ugnies bijo šito žodžio. Ir nesuprasdama šito proceso, kiekvieną dieną virsta tuo, ko nenori būti. Klausykite dėmiai. Šiandien prašau maksimalaus dėmesio. Mes kalbėjom apie identifikaciją. Keletas ankstesnių temų kalbėjom. Ką tai reiškia identifikacija, susitapatinimas. Ar žinot, kas vyksta susitapatinant? Susitapatinimo proceso metu tu pasikeiti. Jei šiandien atėjai kažką gauti iš Dievo, paklausyk, ruoškis, tavęs laukia bomba. Nes pagaliau tu atsakysi savo klausimą, kodėl aš nedarau to,
ko aš noriu. Kodėl vis tebedarau tai, ko nekenčiu. Neblogas atsakymas. Klausykis. Su kuo tu save identifikuoji? Su kuo tu save tapatini? Tuo pasiekoje tu ir pavirsti. Ir po to tuo tampi. Įdėmiai klausyk šiandien. Ar žinote, kad žmogus vienintelė būtybė žemėje, kuri turi galią ir teisę pasiversti? Mes nekalbam apie tai, kad tu kažkaip kūnu pasikeisi, ragai išaugs. Ne apie tai. Mes kalbam apie visiškai absoliutų esybės persikūnymą. Intelekto, instinktų, apskritai viso tavo. Vienintelė tokia būtybė, galinti tai daryti žmogus. Ar kas nors matėt vaizdelį tokį? Šuo, šuniukas. Jūs paėmėt mažą šuniuką, jis išaugo jūsų šeimoje, jūs su juo kalbėjo, čėrėt, bendravot, maitinot žmonių maistu ir jis išaugo ir užsimovė kelnes. Užsimovė kelnes, pradėjo sėdėti kėdėj ir labai protingai kalbėti su tavim. Ar esi matęs tokį dalyką? Ne, tu nepamatysi. Beždžionė visą, ko per 30 metų išmoko, tai gestais kažką parodyti. Ir ne dėl to, kad jinai būtų labai protinga, bet tiesiog, kad jinai nori to banano, kurį tu rodai. Tas pats su papūga. Papūga nekalba, jinai tik imituoja. Mes sakom tik tai, kad kalbanti papūga, nors terminas tai neteisingas būtų. Iš tiesų, papūgos negali kalbėti, jos tik imituoja kalbą. Sutrinksėjo duris ir papūga jau žino, instinktyviai. Jinai sako labas. Tau niekur net nereikia eiti, tu tiesiog trankai durim ir jinai sako sveikas, sveikas, sveikas. Neįmanoma iš gyvūno padaryti žmogų. Iš jokio gyvūno. Eksperimentuojama su visokiais gyvūnais, delfinais. Tai viena iš pačių protingiausių gyvūnų rūšių. Beje, delfinas nėra žuvis, jeigu suprantat, ką turiu omeny. Bet ne apie tai. Į zoologijos sodą šiandien nevažiuosim. Klausykis manęs, įdėmiai. Ir jeigu tu nematai tokio gyvenimo, kad šuo 10-15 metų pagyveno šeimoje, užsimovė kelnius, apatinius marškinius, nuvarė dantų valyt. Nuėjo ant klozeto, skaito laikraštį. Nematė tokių dalykų. Klausykite įdėmiai. Ar žinot, kad filmas Mauglis buvo sukurtas remintis tikrais įvykiais? Žmogus pragyvenęs vos keletą metų, be kontakto su žmonėm, automatiškai pavirsta, neimituodamas, jisai tiesiog pavirsta šunim ar vilkų gaujos nariu. Ar suprantat? Ir Mauglis netgi nebuvo vienintelis atvejis. Buvo tokių atvejų, kai vaikas nuklyzdavo ir nuklyzdavo kažkur į miškus ir gyvuliai, žvėris jį priimdavo ir ugdydavo. Jeigu nesuėsdavo, žinoma. Taigi suprantat, pasivertimo galią. Ar suvokia tai? Tau atrodo, kad tu nesikeiti, kad niekas nevyksta, o iš tiesų kiekvieną dieną tu kažkuo virsti. Ne, taip, tu pats net to nesuvoki. Tai vyksta pasąmonės lygyje, net tau pačiam nepastebimų būdu. Ar pastebėjai,
kad pagyvenęs kokį 10-15 metų Amerikoje grįžti į mūsų Rusiją, našą Rašą. Ir jau apie tave žmonės kalba, štai Amerikonas atvažiavo. Ar suprantat? Aš sakau, ašgi ne Amerikonas, aš savas. O aplinkiniai tik žiūri ir juokiasi. Tu net neįsivaizduoji, kaip per tuos 10 metų ne tik tavo kalba, netgi tavo mąstymas pakito. Tu net frazes neteisingai jau dėlioji. Aš net nepamokslauju neteisingai, visi juokiasi klausydami. Sakau, žiūrėk, kaip kažką ištarė. Ir aš dabar mėtau tau bombas, bandau tau įsiaiškinti, kas tu esi. Suprask, jeigu nori kažkas keistusi tavo gyvenime, visų pirma pakeis tai, kas yra tau prieš akis. Šiandien aš tau kalbu apie tave. Jeigu tu priimsi šitą prieškimą į savo gyvenimą, tu net neįsivaizduoji, kas įvyks su tavim. Хочешь, ты поставишь перед своими глазами картину, в которую ты захочешь преобразиться. Вы знаете, что Tu pastatysi prieš save vaizdą, į kurį tu nori transformuotis. Ar žinote, kad Mozė praleidęs tam tikrą laiką su Dievu atrodė kaip Dievas? Tam tikrą laiką. Grįžęs atgal, jisai pajuto, kad šlovė praeina. Nes dabar prieš jo akis buvo ne Dievas, o žmogus. Ir suprantat, Biblija pilna tokių pavyzdžių. Jeigu tu pakeisi savo aplinką, savo kompanijas, kuriuose dalyvauji, knygas, viską, aplink save, tu tapsi kita substancija, tu nekontroliuosi tų procesų, tai tiesiog verštis iš tavęs. Dievas eis iš tavęs. Tom nebereiks įsitempti. Tu tapsi. Ar išgirdot, ką pritaikyt savo per šitas kelias minutės? Taigi, mes supratom, kad joks gyvūnas netgi per daugelio kartų raidą negali pavirsti žmogų. O žmogus vos tik per keletą metų gali tapti vienu iš vilkų gaujos narių. Jisai elgsis visame kame taip kaip vilkai. Jisai stauks, jisai bijo žmonių. Ir yra tokių liudijimų. Taigi mes suprantam, kad mums kaip asmenybėm duota kažkas. Tu pasakysi, tai yra blogai, o ne, tu net suvoki, kaip tai gerai. Šio pasaulio dvasia išmoko mums manipuliuoti, o mes to net nepastebim. Šio pasaulio dvasia bando tau teikti, kad tu nori to, ką tavo televizorius rodo. Mes šiandien kažkur nueisim. Pakeis paveikslą. Pasikeis visa tavo esybė. Pakeis, ką čiuopi, ką valgai, ką lieti, visą tą vaizdą. Aš neturiu nei dabar akių ar 5 pojūčių. Pakeis visą tai, pamatysi, kaip tu pasikeisi. Kai po daugelio metų aš grįžau į savo tėvynę Ukrainą, į Zaporožę, visi iš manęs juokėsi. Nes aš net į viską reaguodavau ne taip, kaip visi. Ten, kur visi verkė, aš juokiausi ir atvirkščiai. Aš net vaikščiau keistai. Jie net sakė, tu ne mūsiškai vaikštai. Ar suprantat? Ir va, atsimenu, mes buvom kartu traukiniai su vienu draugu ir ten pilna dūmų, akis griaužia, nors kirvį kabink. O Dieve, minčios, greičiau atvažiuotume. Tu vaikštai kitaip. Kalbi kitaip. Ne todėl, kad norėjai tapti kitoks, bet tu nesugebėjai netapti kitokiu. Kiek čia laiko te praėjai? O tavo vaikai jau nieko bendro su ta šalim nebeturi, iš kurios tu esi kilęs. Ar ne taip? Kas tai? Bažnyčia tai didžiausia tavo sėkmės paslaptis. Tai yra tai, ką tau Dievas davė. Pati didžiausia dovana žmogui. Dovana. Jisai sako, vaikai mano, ar galite įsivaizduoti? Aš jums suteikiu laisvą pasirinkimo teisę ir duodu galią, valdžią tapti, kuo jūs norite. Štai aš Dievas, štai pasaulio dvasia, rinkis.
Kas nors suprantat, apie ką aš? Идем дальше. Judam toliau. Ты спросишь, как это возможно? Всё Ir очень tu paklausi, просто. kaip tai Это įmanoma. идентификация. Labai paprasta, tai Идентификация. identifikacija. Что такое идентификация? Kas yra Что identifikacija? Как только что-то Kažkas привлекло, patraukia tavo ты dėmesį ir kai tik patraukia tavo dėmesį, tu pradedi tapatinti save su tuo žmogum, ta asmenybė, ta visuomenė ir nori ar nenori, identifikacija iššaukia virsmą. одним из этого общества. Ir tu pradedi tapti vienu iš tos visuomenės bendruomenės narių. Некоторые люди говорят, как Nori ar ne, меня tai vyksta. превращают 100%. Он тебя Kai kurie sako, ne, tai mane nepavers. Что ты хочешь? Видеть, что ты хочешь. У тебя Bet есть tu turi желание valdžią stebėti tai, ką tu nori, matyti, ką tu nori ir tavo valdžioj po to atsisukti ir pavirsti kažkuo kitu. остановить невозможно. Bet paklausyk, šito pasikeitimo proceso sustabdyti neįmanoma. Kiekvieną dieną, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tu ir aš, mes nuolatos į kažką keičiamės. Klausimas į ką? Я даже помню, Aš netgi atsimenu, как только слушайте, не успела Изаура. netgi, sakyčiau, nespėjo pasibaigti brazilų serialas Vergiai Zaura. Вы помните, когда же O jau Езык visi поднялся от чего-то? То есть мы с вами не понимаем, оно входит, оно становится частью тебя, и ты не думая, побыв в обществе с pradėjom ребятами, savo sodus vadinti ты начинал vaizdantams. говорить их Ir mes net языком, nesuprantant, говорить nemastant, их шутки, šitie, mes persimam tą kalbą сливался. tais terminais То, что происходит со мной. ir aš Слушайте очень внимательно. taip susilieju su tuo, ką matau, kad net nesuvokiu to, kas vyksta su manim. Духа этого мира. Klausyk įdėmiai, šio pasaulio dvasia. Слушайте внимательно, что я сейчас буду говорить, это очень серьезно, это очень важно. Klausyk atidžiai, tai ką aš pasakysiu labai svarbu. Нам нужно это знать. Mums tai svarbu žinot. Дьявол побеждает и выигрывает не просто маленькие, знаете, битвы, он выигрывает войны глобальные. Šėtonas nugali ir laimi ne šiaip menkus mūšius, jisai globalius karus laimi, remdamasi šio dėsniu. Bažnyčia to nesuvokdama pralaimi, nesuvokdama paprasto dėsnio, Да покажу я все. pasivertimo, tapimo dėsnio. Tu pasakysi, parodyk, kur parašyta tai Biblijai. Aš tau parodysiu viską, kur parašyta, kad tu tik atsipalaiduok. Viskas ten yra. Подожди. Palauk. Pamatysi. Не переживай, нас не проведет. Nesinervink. Сила духа этого мира, Šio pasaulio dvasios jėga, этого мира зависит от превращения. įtaka Дух priklauso nuo этого мира susitapatinimo. не заставляет тебя что-то сделать, Šio pasaulio dvasia neverčia tave kažką daryti, а затем хочет ji tiesiog при этом paverčia ты kažkuo как раб будешь tave это делать. ir paskui tu nori to ir nenori, kaip vergas tu tai ir darai. Некоторые сидят, знаете, знаете, что больше всего, что смешнее всего? Ar žinot, kas yra jokingiausia? Меня сатана попутал. Kai kurie žmonės sako, oi, mane šėtonas sugundė. А ты знаешь, что это полный бред? Bet ar tu žinai, kad tai visiška nesąmonė? Он посредством грехопадения, он превратил тебя Šėtonui nereikia tavęs gundyti. Per nuodėmės, per kritimą jisai pavertė tave būtybę, kritusią būtybę, kuri instinktyviai Вот честно, вот поднимите darys те, кто хотят стать хорошим. to, ko jinai yra. Ну поднимите, я тоже хочу стать. Pasakyk, pakelkit sąžininkai rankas tie, kurie nori tapti geri. Kelkit, ir aš to noriu. Noriu būti geras, čia neapgaulė. Нет, нет, вы не поняли этого откровения. Вы это откровение не поняли. Это глубина была только что была сброшена. глубина. Bet tiesiog tai rodo, kad tu blogas. Скажите мне, хороший хочет стать хорошим? Pasakykit, jeigu ar geras nori tapti geru. Хорошим стать хочет тот, кто не является. Geru tapti nori tik tai tas, kas nėra tokių. Бля, я по глазам вижу, доходит. Вот это все, что я говорил, ничего. O aš jau iš akių matau, kad daina. Слушай, в натуре. Я же дерьмо. Iš tikrųjų, taigi aš še. Точно, я же хочу стать хорошим. Это значит, Ir aš noriu tapti geru. А чем я еще хочу стать? Daina, kogi aš dar noriu tapti? Мы рождаемся с вами абсолютно другой субстанцией. Мы рождаемся превращенными. Mes jau iš tiesų gimstame perkeisti. Ir toliau keičiamės. Iki nuopolio Adomas ir Ieva buvo asmenybės, kurios galėjo virsti tuo ar kitu,
o jie pasirinko savo tapatybę ir mes esam to poelgio pasekmių nešiotojai, ar aišku. Bet mums duotas gimimas iš aukšto. Vėliau pakomentuosiu tai. Gimimas iš aukšto nėra tai, kaip religija sako, būk geras. Gimimas iš aukšto tai gylis, jėga. Tai gali suvokti tik tas, kuriam šventoji dvasia atskleis. Žiūrėk. Šio pasaulio dvasia tavęs niekada neverčia nieko dalyti, nes jis žino, kas užkabins tavo prigimtį. Tam tikrų metų įrodo tau tam tikrą vaizdą, tinkamą garsą, tinkamą spalvą, situaciją ir todėl tavo prigimtis negali nesureaguoti. Suprantat mane? Ar kas nors suprantat? Tavo prigimtis nesugebės nesureaguoti, nes tai tu ir esi. Tai kaip pavyzdys su šunim, kuris tupi, jis nieko nenori, tiesiog savo tupi ant jūros kranto, mėgaujasi. Ir staiga šeimininkas sako savo draugui, nu pažiūrėk, paima pagalį ir meta. Ir šuo instinktyviai, jisai nesuvokdamas, kas čia vyksta, jam liepia bėgti, paskui tą pagalį jisai bėga. Jisai puola iš visų jėgų, plaukia į vandenį. Paskui tą pagalį lėkodamas atneša. Ar suprantat, kad tai mes? Gali savo ramiai sėdėti švilpaudamas, o šėtonas tau. Tuzikai, čiučiu. Ir tu, nenoriu. Bet bėgsi. Ir kur paslaptis? Paslaptis tai, kad tu esi tuzikas. Ar kas nors pagavo gilį šitos minties? Tau nereikia grumtis su tuziko dvasia. Tėte, aš tau pažadu nušiol tą pagalį, paskui tą pagalį nebelakstau. Tuzikai, bėg. Ir sakau, Dieve, negaliu. Ir žinot, kas mes? Mes esam banda šitų tuzikų. Kiekvienas turi savo pagalį. Amen. Kiekvieno veikia tam tikras švilpukas. Vienas pasikabina ant vieno, kitas ant kito. Gal tiesiog būkim sąžininki. Tuzikas tiesiog išmoko rengtis, kvepalais, kvepintis, Giorgio Armani. Bet kai tik tai išgirsta švilpimą, hei Armani, rankos iš kišenių, ciu, ir nutrūkai pirmin. Oi, Daina, matau iš akių, kad suvokėt. Dieve, taigi aš čia, tuzikas. Ir kiek tas tuzikas besimelstų. Ar pastebėjai, kad maldos ir pasninkai įtakos tuzikam nedaro? Nors mirk, va dabar 40 dienų vysiu iš savęs tuzikizmo dvasį. Nepavyks. Vos tik tai buvo mestas pagalys, po 40 dienų lėki krisdamas. Todėl, kad šėtonas nekvailys, jam nereikia tokių dalykų. Tipo, eikit ir priveskit, ką nors padaryti. Jisai pavertė. Jisai pasėjo sėklą ir pavertė tave kažkuo. Ir tu nebegali to nedaryti. Mes gimstam pikti. Jėzus pasakė, jūs būdami pikti, pamenate vietą? Jūs būdami pikti duodate geras dovanas savo vaikam, būdami pikti. Jis nesakė, kad tapote, bet jis sako, jūs esate pikti. Ir pirmas žingsnis į išlaisvinimą, tai pripažinimas tų dalykų, kurie vyksta tavy. Ir po to ateina permainų suvokimas. Brangiai, aš iš tiesų nežinau, man rodo ten laikrodį, kiek man ten liko pamokslauti. Bet jeigu net ir neturiu laiko, aš sakau jums sąžiningai, pamokslausiu 3 valandas. Net nemojuokit. O, atsirado laiko. Dangaus karalystė. Aš atvirai prisipažinsiu, kai nematau laikrodžio, mane tiesiog paima į Dievo šlovę. Taigi, judam toliau. Šio pasaulio dvasia, jinai neverčia tavęs ko nors daryti. Jam nereikia.
который реагируешь на то, что делать. Ты признай свою натуру. Tu tiesiog pats esi kaip tuzikas. Бог, я гнилая личность. А Ir теперь tau я не хочу reikia перестать tiesiog это prisipažinti, делать. kad Dieve, aš esu supuvusi asmenybė. Dieve, aš nebenoriu toks būti. Aš noriu atgimti, persiversti. Ты когда-нибудь видел, лежит мужик, ест чипсы. Фу, палка летит, мужик. Ir ar tu esi matęs vaizdą, va, guli vyrukas, valgo čipsus, staiga skrenda pagalys ir jisai metė čipsus ir pabėgo paskui tą pagalį. Ne, jis nereaguoja į tai. Nes jis žmogus. Потому что ты не попрешь против своей натуры. Ir tu savo prigimčiai nepasipriešinsi. Рыбу от Paslapti воды štai kame. освободить Žuvies nuo невозможно. vandens neišlaisvinsi. Кто-то понимает? Ar įkertat? Ar Что suprantat? б ты ни пытался. Ką tu bedarytum? Рыбка, попытайся, попытайся. Oi, žuvytė, pabandyk, Легкие pabandyk. будут. Сдохнуть. Greitai gausi, atsiras plaučiai pas tave. Jinai nudvės, bet negyvent Не žemėje. попрешь ты Prieš против своей prigimtį натуры. nepašokinėsi. Что ты делаешь? Превращаться. Tapti persikeisti. Превращаться. Tęsti Продолжать keitimąsi. менять картинки. Tęsti Пока keisti оно vaizdelius vėl ir vėl, kol tai tavęs И потом из nepakeis. тебя будет течь. Ir kol iš tavęs Тень nepradės исцелять tekėti. будет. Ir tada jau net Почему? šešėlis tavo gydys. И уже не я O живу, kodėl? говорит, кто? O todėl, kad Павел, а живет tapau kažkuo. Ir jau nebeišgyvenu, kaip Paulius sako. O tas, пошел. kuris gavo kitą Ты pavydalą, хочешь? kuris į Некоторые mane не įėjo. поняли. Они говорят, Kai kurie «Если žmonės ты с nesupranta, Богом, jie не с sako, aš дьяволом, nenoriu ты nei su самое Dievu, nei su тупое velniu. существо на этой земле». Ar tu žinai, kad tu Потому pats что это kvailiausias не может быть. padaras pasaulyje, nes tai neįmanoma, Хочешь nori или tu нет, to ты ar ne. превратишься во Nori ar nenori, tu pavirsi, tapsi kažkuo. Ir gyvenimo gale tik bus matyti, kuogi. Jokių garantijų. Klausyk, Рыбу от воды žuvies išlaisvinti iš vandens neįmanoma. натуре ты своей противостоишь. Savo prigimčiai tu nepasipriešinsi. Einam toliau. Знаешь, почему ты ненавидишь? Žinai, kodėl nekesdamas А nuodėmės, продолжаешь его делать? tu visgi Потому что тебя tebe nuodėmiauji. попутал. Todėl, kad ne šėtonas tave sugundė, o tai, Дьявол нас не заставил что-то делать плохое. o tu pats esi vertęs tą substanciją. Šėtonas neverčia mūsų sudaryti kažko blogo, o pavertė per mūsų nuodėmingą kūną Вот почему религия tą никогда, blogą prigimtim. никогда не Štai kodėl religija niekada negalėjo ir negalės niekieno ir nieko pakeisti. Потому Todėl, что kad они не понимают jie силу nesuvokia, превращения. būdami religingi, nesuvokia virsmo, tapsmo jėgos. Кто-то понимает силу превращения, силу закона? Ar kas nors suvokėt Теперь раз и навсегда объясните это. įstatymo jėgą ir keitimosi jėgą? Сила превращения – это сила рождения свыше. Это новый завет. Keitimosi jėga tai yra atgimimo jėga, atgimimo iš aukšto jėga. Tai naujasis testamentas. Ты и я дрянь. O įstatymo jėga tiesiog parodo, ant kiek giliai mes esam sugedę. Помочь тебе. Закон Įstatymo был Dievas поставлен nenumatė, как kad судья padėtų tau человеку jį įvykdyti. указать на Bet то, Dievas jim как davė далеко įstatymą, kad мы parodytų ушли. žmonijai, kaip toli mes nuo jo nutolę. Мне Ar хочется kas nors понять suprato? всех, кто пытается исполнять закон. Вот этих Aš labai norėčiau философов, apkabinti этих visus всех, bandančius мне įvykdyti įstatymą. жаль вас. Visas tas pravoslaviškas barzdas ir taip toliau, man labai gaila jūsų. Jūs buvot viduj. Nes niekas, drabužį pakeisti galima, barzdą, šeštadienį švęsti ir taip toliau. Себя ты Bet savęs tu nepakeisi. внутри, ты рыба. Tu viduje savo esi žuvis, tu tuzikas. Вот почему Štai Иисус kodėl Jėzus говорил. mokė. Pamenat, ką jis sakė? Помните, что он говорил? Pamenat, ką jis Он sakė? говорит, не можете делать и то, и то. Jisai pasakė, kad Не negalite можете быть daryti со мной, dviejų пока dalykų исполнить kartu. закон. Ir to, ir Вы kito. плюете Jūs в negalite būti su Jėzumi ir vykdyti įstatymą. Vykdydami įstatymą jūs pjaunat Jėzų į veidą. Что мне делать? Правильную Ką man daryt? загрузить. Atsiduok man. Pakeisk, užsikrauk teisingą vaizdą. Visa, ko tau reikia ir man. Ставь перед собой Žinau iš patirties. Pastatyk prieš save Dievą ir tu tapsi. Tu persikeisi jo atvaizdą ir pavydalą. Ir jau nebeišgyvenu. Neben Mozė nuo kalno leidžiasi, o jo šlovės spindesys. Человек не может Žmogus negali atsilaikyti prie savo prigimtį, будет преображаться. bet, Он так создан Богом. bet jis elgsis pagal ją. Ji taip sukūrė Dievas. Рождение плавает. Kaip ir žuvis. Jinai jos prigimtis plaukti. Всё, оно уже Negi ikras, jisai tik kliunkt, išsirito ir jau plaukia. прощаются.
Taip ir mes su jumis nuo pat gimimo keičiamės į kažką. Dar kartą aiškinu, kas liečia įstatymą ir tie apie tos, kurios bando jį vykdyti. Jie visiškai nesupranta virsmo jėgos ir atgimimo iš aukšto. Atgimimas iš aukšto, tai pakartotinas gimimas, nauja asmenybė, naujas gimimas. O mes bandom kažkaip susitarti su senu kūriniu, sena būtybė. Ir mes jį kalbinėjam, aš sakau, girdi, negerk, paklausyk, negerk, nesivalkiuk, nepaleistuvauk, nevok, nepyk, savo pykčių, mataigi, pats žudai šeimą, pažvelk į save. Nes tai esi tu. Ir tu negali to padaryti. Religija niekada ir nieko nepakeis. Jinai tik tai gali perrengti tuziką, jinai užvilks jam šortus, uždės akinius, lieps jam melstis, bet religija niekada nepakeis asmenybės. Jinai net gimdys iš aukšto, nes religija tai yra nuorodos, įstatai, plakimas, smūgiai, kažkoks riksmas, hei. Religija negabi tau suteik nuorodų, nei padėti tau. Todėl atėjo Jėzus, nes jisai suprato, kiek mes blogi, kiek mes baisus, prapuolė ir sugedė. Jis suprato, kad įstatymas nieko kito nedaro, kaip tik parodo, kaip nuo jo nutolai. Visi tai vykdyti, mylėk, nevok ir taip toliau, ir taip toliau. Visa tie 10 įstatymų. Jie tik tai parodo atskaitos tašką. Bet nenumato, kad tu tai darytum. Ar žinot, spidometrė yra 0. Kam reikalingas 0 ant spidometrė? Tam, kad tu žinotum, nuo ko viskas prasideda. Taip ir įstatymas. Tai yra taškas, kuris parodo, kiek mes nutolę nuo jo šlovės, nuo jo tyrumo. Nebūtų įstatymo, nebūtų ir nusikaltimo. Nebūtų ant spidometrų skalės, nebūtų įmanoma susigaudyti, kur ten 10, 100 ar 200. Ir ant kai kuriems žmonėms man tiek šitas ant akių užleistas, jie niekaip negali susigaudyti, kas tas Senas testamentas, Naujas testamentas, gimimas iš aukščiau. Jie nieko nesupranta, tiesiog eina kaip tuzikai. Ir tiesiog daro, ką jiems sako. Pagalvok, pasinaudok savo pilkąją smegenų medžiagą. Ir kartais visai naudinga. Smegenys tai vadinasi. Religija nesuvokia virsmo, tapimo galios ir įveikia per įstatymo galę. O Jėzus veikia per keitimas ir per totalią transformaciją. Jėzus atėjo, pažvelgė Nikodemą ir tarė, tau reikia atgimti iš aukšto. Tu netoli. Kitaip tariant, tu jau tiek prisiartinai prie įstatymo įvykdymo, bet ten aukštumose tu niekad nebūsi. Tu netoli nuo karalystės, bet joje tu būti negali. Ne todėl, kad neįvykdė įstatymo. Galbūt tu ir jį įvykdė, bet todėl, kad tu niekada netapsi kitokiu. Kai kurie žmonės sako, oi, būsiu geras, nesuprasdami, kad išėjus iš šio gyvenimo Dievas nepriima gerumo ar blogumo. Dievas priima atgimusią asmenybę. Klausimas apie tai, kodėl žmonės eina į pragarą, sakydami, juk buvau geras. Jūs nesuprantat, ne tame gerume viskas glūdi. Tu gali būti pats geriausias pasaulyje, bet tu neatgimiai, likai senų pavidalų, senų tuzininkų, tik su kelnėm išmokai vaikščiot, išmokė teisingiau ir vaikštai. Tuzikas. Kas suprato? Tuzikai į dangų neina. Ar paprastai paaiškinu? Žinot, kaip parašyta, vagis, nusikaltėliai, tuzikai, arkliai, asilai. Dangaus karalystė nepatenka. Suprantate apreiškimą už šitų žodžių? Aš šią dvasinę kalbą kreipiuos, ne šiaip jūs linksminu. Aš pertikiu apreiškimą, kuris padės pakeisti visą jūsų esybę. Dėkuoju Dievui, kad leido man tai pasakyti ir perteikti tai bažnyčiai. Štai kodėl atėjo Kristus, kad sunaikintų įstatymą ir paverstų mus į Kristus, nepriverstų daryti gerus darbus, o
pakeistų tave. Nenustok keistis, nenustok keistis į kažkokią atvaizdą. Dar, aišku, bus visokių dalykų, tu kažkur netai pasielgsi, dar kažkur išlysta šuniška prigimtis, kažkur tuziko instinktai dar gyvos tavęs, spaus gazo pedalą. Bet tai nesmė, tiesiog tęs keitimosi procesą, nes nustok keistis į tą atvaizdą. Štai kodėl atėjo Kristus, kad panaikinti įstatymą. Jisai jį įvykdė ir paaiškino, kad tame nėra nieko, kad tu net pats savo negali padėti. Ar suprantat, kad visi net teisuoliai negalėjo būti su Dievu? Visiems jiems buvo būtinas Jėzaus kraujas. Visi pranašai, visi padėptieji. Po to prisikėlė ir pamenat. Kaip čia paaiškinat? Prieigos prie tėvo nebuvo. Tu turi būti atgimęs iš naujo. Atgimti gali tik tuo met, kai buvo pralietas kraujas. Kai buvo pralietas kraujas, tik tuo met. Tik tuo met gali tapti kita asmenybė. Kad žinotumėt, kai man patinka virsmo apreiškimas. Maudytis jo šlovėjai, būti ten, kur jis, žiūrėti jį, mėgautis jo, gerėtis jo ir viso to įgoj aš persikūniju, tampu nauju. Tau nebereikia dirbti, tau reikia tiesiog būti su juo, keist vaizdus, keist kompaniją, aplinką, muziką, nes visa tai įtakos tave. Kai kurie kalba, aš nepaliksiu tos bažnyčios, to purvino darbo, tos kompanijos, nes man tai nekliudo tarnauti Dievui. Tu nesupranti, tu jau pavirtai, tai jau nekliudo tau, o tai jau nužudė tave, tu nebejudi, tu lavonas. Tau tik atrodo, kad tu tarnauji, bet tai... Kas yra ką reiškia atsiskirti nazarietiškumas? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu atsiriboji nuo visko. Aš atsigrėžiu Dievą veidu, kad tapčiau juo. Aš 100% atskirtas jam. Kristus atėjo tam, kad paverstų mus Kristumis. Tai ir vadinasi atgimimu iš aukšto. Kai tu paversti Kristumi, čia taip pat tu nepakovosi su savo prigimtim. Virtusius Kristumi žmonės Biblijoje pradėta vadinti krikščionimis. Tai sinodalinis vertimas, o iš tikrąją vertime tai vadiname Kristumis, nes kaip pasakyta, jie buvo panašus visko į Kristų, jų išvaizda, veiksmai, jų poelgiai, ta jėga ir stebuklai, kurie liejasi per juos, viskas priminė Kristų, todėl jie taip vadinami. Brangiai, kai kurie sako, oi, tu čia labai išpuikai, bet ar žinot, kas gali išpuikti? Išpuikti gali tik tai tuzikas, kuris pradėjo save vadinti Kristumi. Kas nors suprato? Štai kur puikybė ir ateis. Bet kai tu persikentei, nebe tu gyveni, o Kristus. Sakykit man, kaip Kristus gali puikuotis? Ar kas nesuprato, čia per gilų galbūt? Tai rimta, mes kažkur giliau einam. Kai kurie žmonės sako, žinote, kas gali išpuikti? Kai tave prilietė Dievas, o tavyje ten pilna brudo, tada tai tik tuzikas ir gali išpuikti. Dievas negali išpuikti. Didžiuojasi ir puikuojasi tik šio pasaulio dvasia ir ta prakeikta prigimtis. Tik ten yra išdidumas ir puikybė. O kai atgimsti iš aukšto, virsti Kristaus dalimi jo esybė. Puikybė išnyksta, nes tai jau nebe aš gyvenu, bet Kristus gyvena many ir jis negali puikuotis. Ar tavęs tai neišlaisvina? Tęsk keitimąsi, tęsk. Tęsk tą keitimąsi. Kartais pažiūrėsi į jaunus žmonės. Ir tu matai, kaip jie tiesiog pasąmoningai susitapatina net su roko grupe, kurios klausosi. Suprantat apie ką? Tu nenori atrodyti kaip jie. Bet tave patraukė dėmesį, kažkas patraukė, vaizdas kažkoks, ir tu pradedi į tai žiūrėti, pasisuki. Ir tu pradedi mirktame.
тебе начинает нравиться... Ir žiūrėk, jau pradeda laukti šukuosena pradėti patikti, kurios prieš metus nebūtum pažiūrėti, pradeda patikti tokie džinsai, paskui išvaizda, žvilgsnis. Tu nesuvoki, kas vyksta, bet tu pats tampi tokiu. Ir visi aplinkui kalba, o žiūrėk, kopijuoji tu kažką. Ne, sakai, aš nekopijavau. Ir tu tikrai nekopijavai, tu tiesiog pavirtai tuo, ką stebėjai. Tu tapai kitokiu. Tu pasikeitei. Tai dar blogiau. Tu nekopijuoji. Taigi skaitom. 2 Korintiečiam 3:18. Tai ta vieta, kur Dievas mums padovanoja. Dar iki tol, kol centras tapo centru. Šią vietą Dievas man atskleidė dar seniai regėjime. Ir vaikinai parašė dainą, štai kas mes esam, būtent remdamiesi šią citatą. Paklausykit, kaip skamba šiuolaikinis vertimas. Bet mes visi, neuždengtais veidais, tu nusimi šydą, atidengtas veidas, tyras žvilgsnis. Ir tu žiūri jį. Ir mes neuždengtais veidais žiūrim į jį, lyg veidrodyje. Ar suprantat paslapį? Veidrodyje. Tu gali matyti. Ir mes žiūrime kaip į veidrodį ir stebėme viešpatės šlovę, sugeriam ją. Ir žiūrim į veidrodį, bet matom nebe save, bet matom jį. Ir mes tampam tuo, ką mes matom tam veidrodyje. Ir aš nežiūriu į save tam veidrodyje, bet žiūriu į jį, jo šlovę. Ir tarsi veidrodyje, stebėdami viešpaties šlovę, virstame, normaliam vertime tai pasakyta, virstame, tampame į jo atvaizdą, tampame kaip jisai, pavirstame jo pavidalą. Bet aš netapsiu kažkuo, jeigu aš nematysiu, kuo aš turiu tapti. Štai čia paslaptis, čia bomba. Žiūrėk, regėdami viešpatės šlovę, tampame tokie kaip jis, visą augančią, didėjančią jo šlovėje. Persikeitimas. Šitas procesas yra iš viešpatės. Persikeitimas yra tapatybės pasikeitimas. Mes tai suprantam, tai iš dvasios viešpatė. Į jo pavidalą, visą augančioje. Kaip vertimas tas sako, visaugančioje šlovėje, iš šlovės į šlovę, iš jėgos į jėgą. Ir to tuziko vis mažiau, ir Dievo vis daugiau. Tuziko mažiau, Dievo daugiau. Žiūrėk, išeini į gatvę, jau nebesinori paskui pagalį lakstyti ir kojos nebekeli prie medžio. Vis mažiau to tuziko ir vis daugiau Dievo. Taip ir Jonas Krikštytojas sako, aš turiu mažėti, o jis turi augti. Tai ne šiaip frazė, tai paslaptis. Jonas Krikštytojas atskleidė paslaptį, jis sako, jūs nesupratot, jam Dievui, jo daliai lemta augti, o man reikia tiesiog dingti. Tai paslaptis, tai nebe aš. Pamenat, ką Kristus padarė atėjęs? Jis stojo vietoj Jono. Jonas, minia auga. O čia pasirodo Kristus. Jonas jį krikštyje, Kristus užima jo vietą, Jonas pasišalina, o minia seka kuo? Paskui Kristų? Stop. Tu paskui ką eini? Tu pradedi sekti žmogum. Tu eini paskui žmogų. O žmogus bet tu vieną dieną turi prabusti ir pamatyti, kad vietoj Jono jau atsirado Kristus. Šlonkit viešpatį. Čia iš žmogaus pozicijos.
O iš tarnaujančio pozicijos Jonas, 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 po to kalėjimas, sudžiūvimas, džiūstam, staiga bats, mirtis, galva nupjaunam. Mirtis neišvengiama. Neišvengiama. Nori, kad tave Dievas naudotų, teks atsisveikinti su galva. Savo galva. Tavo galva. Tokia protinga galva. Bet būtent tokia protinga galva ir sukelia daugiausia problemų. Rankas ir kojas galima palikti. O šiaip visą kitą nuo pečių aukštyn lauk. Iki pasimatymų. Bye. Ar ką nors gauni šiandien? Šiandien gera. Šiandien aš jaučiuos pakilėtas, man malonu. Jau vien žvelgdamas į jūsų veidus. Taigi, labai greitai. Labai greitai. Kodėl Izraelis negalėjo eiti, nesugebėjo eiti pažadėtą žemę? Kodėl taip atsitiko? Jie ne tik kad susitapatino su vergystė, jie iš tiesų tapo vergais. Jie išvydo gigantus ir tas tuzikas pradėjo kiauksėti juose. Ir kai kurie sako, na paklausyk Dievo, klausyk atidžiai. Žinot, kodėl Dievas pasakė, Mozė pasitrauk, jie visi turi mirti. Mozė nepasitraukė ir pasmerkė naują kartą laukti, kol visi išmirs. Ne, kai kurie nesuprato, Dievas užmušė visus ne per 1 minutę, bet per 40 metų. Bet būtent tie, kurie turėjo mirti, nemirė, todėl kad Mozė pasakė, nesitrauksiu. Na ir tu pėk savo 40 metų. Manėm, Mozė padarė žygdarbį, o Mozė tiesiog suklydo. Kai kurie nesuprato, paskaitykim Bibliją. Naujoji karta dėl to turėjo vietoj to, kad atsirastų pažadėtų žemė, buvo priversta kančioms ir laukimui. Alio, ar girdėt? Ir jie, kai pamatė gigantus, juose įsijungė tuzikas, juose įsijungė vergas ir jie sakė, ne, mes negalim. Iš tiesų, jie buvo teisūs. Jie tikrai negalėjo ir nesugebėjo. Bet naujai gimusioje karto nebuvo jokios vergystės. Ar žinai, kodėl karta, kuri keliavo 40 metų, karta, kuri keliavo 40 metų, jie galiausiai nuėjo ir užkariavo viską, ką reikėjo. Paklausyk. Todėl, kad 40 metų jie žvelgė į debesį ir ugnį, 40 metų jie valgė maną. Ar tik gali įsivaizduoti, Dievas paėmė tą kartą ir parodė jiems save, kiekvieną dieną tos kartos žmonės. Žvelgė į jį, žinote, ir ta karta iš tiesų buvo antgamtinė. Jie matė Dievo šlovę. Jie nereikėjo daryti, jie įgavo kitą pavidalą, stebėdami ugnį ir debesį, ir jie pasikeitė. Jie nepatikėjo, jie nebuvo įmanoma nepatikėti. Kai kurie manęs nesupranta. Kodėl mes su jumis dažnai sakom? Jėzaus Jozuės Navino karta. Jinai buvo pakeista šitą kartą į Dievo pavidalą, jie matė Dievą. Žinot, kodėl Dievas supykdė ankstesnioji karta? Nes jie nenorėjo keistis. Prisiminkit, ką Dievas kalbėjo. Jie matė mano darbus. Kitais žodžiais tariant, Dievas nusivylė tuo, kadangi bandė rodyti save, rodyti kalną, o šitie nusisuko ir atsakė, Mozė, tu eik. Pamenat? Jie atstumė Dievą, jie sakė, mes nenorim keistis. Sako, Mozė, eik tu, Dievas tave laimina. O mums mūsų prigimtis patinka. Eik, Mozė. Ir jie atstumė Dievą tokiu būdu ir tada Dievas tarė, šį kartą niekada neįeis ten į pažadėtą žemę. Įeis tik ta karta, kuri pasikeitė mano pavidalą.
Bažnyčia susitapatino su tuo, ką jie perdavė ankstesnė karta. Ar žinot, kodėl mums reikalinga visuotinė reformacija? Todėl, kad mus pavertė silpnais, bejėgiais, nuolankiais vergais. Mums reikia tikėti stebuklais. O Dievas kalba, kad Jis nori, kad mes būtumėm visiškai kitokie, kitokios prigimties. Jūs net negalit patikėti, kad tai neįvyks. Vieni sako, mes tikim, o kiti sako, kad to net negali neįvykti. Kaip mes tikim, mes Dieve ir niekas nevyksta, jūs ką? Ar dabar suprantat, kas yra religija tose bažnyčiose, ką jos generuoja, kas jos iš tikrųjų yra, o brangieji? Aš dar kartą sakau, o jis griauna bažnyčias, aš griaunu, aš vaikau tuzikų gaujas. Ir jeigu tave užkniso visas šitas lojimas, kojų kilnojimas prie medžių, pagalių nešiojimas, meilumo šitas pavidalas, kasimasis. Jeigu tau visą tai atsibodo, brangusis, sakau, nustok žiūrėti religiją. Griežkis nuo jos, stukis į Dievą ir sakyk jam, kad nori jį matyti. Ir tau netgi joks žmogus tam nereikalingas. Aš čia stoju tik tam, kad įrodyčiau tau, kad niekas, nei jie, nei aš tau nereikalingi. Visa, ko tau reikia, žvelgti Dievo atvaizdą, keistis jo pavidalą. O Dieve. Keitimosi, virtimo jėga. Keitimas į tą patį atvaizdą. Atvaizdą ko? Atvaizdą to, kas prieš tavo akis. Oi, sakai, aš nepasikeisiu. Nepasikeisiu, tu jau pasikeiti, tu jau pavirtai, kažko ne to nepastebėjęs. Žinai, kodėl esi silpnas, nuolatiniai pralaimėjimai, depresija, nusivylimai. Todėl, kad tu kasdien ir kasdien žiūri tai, kas aplinkui, sugeri tai. Ir nori, nenori, tampi tuo, ką matai. Suprantat? Visi tie pojūčiai, kurie yra, į ką tu žvelgi, ką sugeri. Netgi patekęs į kažkokią būrelį linksmų žmonių, tu jauties blogai. Nes tai ne tavo gauja. O ten, kur visi verkia, rauda, Dieve teik, tu kaip namie jauties. Tuzikas grįžo atgal. O Dievas sako, nenustok žiūrėjęs, toliau gerk tai. Žiūrėk į tai. Ir nori tu to ar nenori, štai ko šėtonas bijo. Jis bijo, kad žmonės pradės matyti Dievo šlovę ir pamatė Dievo šlovę, jie nori to ar ne, jie pavirs į jo atvaizdą. O prieš tai, sakykit, ar gali velnias mus nugalėti? Gali. O Kristų gali nugalėti? Ne. Taigi mes gimėm, kad taptumėm Kristumi. Ar supratai pagaliau, kas yra bažnyčia? Bažnyčia ne tuzikas su sutana. Bažnyčia tai Kristus persikūnijęs, judanti žemę. Ir šešėlis, tavo šešėlis, gydo. Juostos, kurios juosia tavo strėnas, jos išvėja velnius. Drabužiai, kuriuos tu vilkėjai, gydo ligonis. Ir ne todėl, kad tai tu, o todėl, kad tu persikūnijai Kristų. Jei tai vyks su tuziku, žinoma, ten bus puikybė ir išdidumas. Ten nuo piedestalo jo nenuvilksi. Nes, sakysi, kai aš meldžiausi aš, kai aš meldžiausi, va čia bėda. Norimės ar nenorim, turi pakilti tėvai, ateinančios kartos tėvai. Žmonės sako, reikia to ir to, bet paklausykit, aš kalbėsiu apie savo strategiją, savo svajonę. Turim pakelti ateinančią kartą, ateinančios kartos gimdytojus, šlovės kartos gimdytojus. Turi pakilti nauji lyderiai, nauji tarnautojai, nereikia perdirbinėti to, kas sena. Lai gyvuoja, man tai neįdomu. Viskas baigta. Bet dabar kyla nauja. Ir tas nauja turi parodyti Kristų ateinančiom kartom.
Ir jie nori to ar ne. Jie persikūnys, pasikeis. Nes mes su jumis stebim, kai visa krikščionybė yra susitapatinusi su savo lyderiais. Ir jie keičiasi juos. Ne į Dievą, o mirusi bejėgė kvaila krikščionybė įžvelgia, stebi negalę, vargą, kvailystę. Ir tada ateina paliegusi karta. Žinot, kame paslaptis, aš kalbėjau Vokietijai, kad kas čia? Žinot, reikia nustatyti, ar dega tavį ugnis, ar tu nori gyventi. Kai tu sėdi ir mirinėjai ten, mes stebim ir sugeriam ir pavirstam tuo. Žinote, kodėl mirtis yra griovimas? Čia gali stovėti gražiai aprengtas tuzikas, jis gali skelbti tą dvasią, nori tu ar ne, pats virsi tuziku. Velnias labai gerai išmano šitą keitimosi principą, susitapatinimą. Ir jisai pasirūpino, kad prieš mūsų akis, prieš bažnyčios akis, prieš tavo ir mano akis visada stovėtų silpni lyderiai, silpna struktūra. Todėl, kad mes visi pasiekėjai procese tapsime tokie kaip tie lyderiai. Ir geriausias tam įrodymas. Žinot, niekam kitam šitoj vietoj netitenka jokia garbė išskyrus Kristų. Sakykit, prabėgo vos keletą metų, kai kuriem iš jūsų kažkur kitur nepatikėdavo net grindų plauto, jūs jau vejat lauk velnius, per jūs liejasi stebuklų darimo jėga, liejasi gydymas. Visą tai reiškia per paprasčiausius žmonės. Kodėl? Nes tu persikeitai. Štai kodėl prieš mus toksai vykdomas didelis karas. Todėl, kad žmonės sugeria ne mus, bet žmonės žvelgia į mus ir persisunkia Kristumi, jie keičiasi. Ten kojos dantis užauga, ten stebuklai, išgydymai, gydomas vyzdžiais, išvaduojama nuo priklausomybių, dingsta priklausomybė alkoholiui, atstatoma šeimos. Kodėl? Mes žvelgiam, sugeriam, perdodam. Ir tai patvirtinama Biblija. Luko 6:40. Žiūrėkit, ką Jėzus sako. Mokinys nebūna aukštesnis už mokytoją. Nori ar nenori, aukščiau mokytojo nebūsi. Todėl aš labai akilai stebiu, kas yra mano mokytojas. O štai yra koks apreiškimas. Tai Kristus pasakė. Bet kiekvienas baigęs apmokymą bus toks pat, kaip ir jo mokytojas. Tu sėdi ant suoliuko ir galvoji. Tu net negalvoji, religingoje bažnyčioje ar kokioje kompanijoje manai, kad pavyks tau kažką perspjauti. Niekada. Kol stebi, tol ir keitiesi, aukščiau nepašoksi, susitapatinimo jėga prieš jie nepapūsi. Atsiminkit. Mes kaip bažnyčia silpna ne todėl, kad mūsų Dievas kitoks, ar kad mes neturim jėgos. Apie tą patį Dievą skaitom to pačioj Biblijai. Žiūrėkit, ne visur, beveik visose mumyse veikia ta pati susitapatinimo jėga. Nesąmoningai mes visi tampam kopijos to, kas daugelį metų buvo prieš mūsų akis. Prisiminkim komunizmą, komuna. Skirtingai galima versti. Pamenat mūsų komuną, nors kai kurie kalba, ne, mes su Kristumi buvom. Komuna mes, pati baisiausia, supūvusi, asmenybių nėra. Žinot, ką reiškia komuna? Komunizmas reiškia sunaikinti asmenybę, pastatyti stabą ir visiems jį garbinti, lenktis tam stabui. Kiti sako, oi, mes netarnavom komunizmui. Mes kentėjom dėl komunizmo. Komunizmą mes buvom padvisusi. Net ne Leninui lenkėmės, o kažkokiam vyskupui. Mes visi supūvusi komuną buvom. Jei ne vienas tapas, tai kitas. Mes susitapatinę buvom, rengėmės tais pačiais rūbais. Tas pačias dainas dainavom, tas pats ritmas, motyvas, viskas tas pats, mes buvom komuna. Tai yra komuna, avinų banda. Aš nebuvau komunistas. Mes visi buvom.
Visi buvom banda. Да, ну и что тут Nu, gal tu Ilčiaus nemylėjai, bet tu kažką kitą mylėjai, va mūsų pastorius pasakė. O čia pats stovi komunistas ir kalba. O Leninas parašė. Visi vienodi buvom, nieko nesiskyrėm. Tik kad vienas lenkėsi vienam dalykui, kitas kitam. Mentalitetas tai tas pats. Ten viena banda, čia kita sava banda. Ten atskirda už vienus dalykus, čia už kitus. Tas pats principas. Ten partinis susirinkimas, čia brolių taryba. Jokio skirtumo, visur ta pati komuna. Asmenybė. Asmenybė sunaikino. Ir pabandyk tik cyptelt. Vieną kartą buvo čia vienas toks atvykęs. Paklausė, papasakok man apie savo bandą. Čia užsienį. Aš stoju, galvoju. Nu, aš kažkaip bandos liktai neveisiu. Ir sako, papasakok apie kažkokią kaimenę, gyvenu paprastam name. Tavo tokiam net žodynė nėra tokių žodžių. Kaimenės nariai? Aš net sutrikau. Taigi žmonės. A čia apie žmonės, taip. Ne, nėra bandos, yra tik asmenybės. Stipriai išreikštos asmenybės. Vis kartais susiremia ragais, žinoma. Kai ką reikia dar ten apipjaustyti. Ir tam nereikia nupjaunyti ir nebereikia su nieko badytis. Tu kaip asmenybė, tau kaip tik atvirkščiai iš bandos reikia išeiti. Nekenti, galvoti savo galvą. Papasakok man apie savo bandą. Nėra bandos. Tai ten pas jūs banda. Štai kodėl šėtonas ir jo tarnai nekenčia jo šlovės judėjimo. Klausykit, todėl kad tik jo šlovėj tu gali tapti jo atvaizdu. Jie ten pavadino, jie ten šapovalovcai, šapovalovcų judėjimas, ar kokiais ten tik vardais nevadino. Bet esmė tame, kad čia žmonės tampa asmenybė. Ragus numeta instinktų, žaboja, žvelgia į Kristų. Atmink, kas kart įeidamas į Dievo šlovę keitiesi. Aš trokštu niekada nepalikti jo šlovės. Man patinka tarnauti. Muzika mano ausinėse netgi naktį skamba. Jo šlovės muzika. Jo šlovė, jo pranašystės, jo melodijos. Aš prabundu ir užmiegu tik su juo. Metai iš metų. Žmona žino, ką aš turiu omeny. Su Dievu vaikšto, aš juo alsuoju. Aš nieko nenoriu, nieko daugiau. Nes aš žinau susitapatinimo paslaptį. Aš neateinu pamokslauti. Aš pats tapau tuo žodžiu apreiškimu. Žinote, kodėl aš žinau, kad tai mano vardas, mano esybė? Man tiesiog reikia užsičiaupti, kad to nebedaryčiau. Jei noriu patylėti, vadinasi daug kalbų. Jei noriu liauti, ką nors daręs, vadinasi darau pernelyg daug. Jei noriu tapti geras, esu blogas. Paslaptis tokia, jeigu kaip sužinot, kas tu esi, sužinok, ko tu nori, pervesk atvirkščiai, tai ir būsi tu. Įdėmiai pažiūrėkim, kas yra mums prieš akis dabar. Kas yra mūsų lyderiai, žmonės, į kuriuos mes žiūrim, kuriuos mes sugeriam. Tai svarbu. Nepatariu tai žiūrėti lengvabūdiškai. Tai labai svarbu. Aspektas to, į ką keičiasi ir kuo tampa šiandieninė bažnyčia. Ar pamenat Eliją, Elisėjų? Iš pradžių Elijas. Kai jis ėjo pro Elisėjų, jisai nusėmė savo apsiaustą ir netaręs nei žodžio metė Elisėjų po kojom.
O Elisėjus arė su 12 pora jaučių, tai reiškia, kad 11 jis jau buvo nuvaręs ir jisai kinkė 12 jau porą ir staiga Elijas ateina ir kloja ant jo apsiaustą, bei netaręs nei žodžio. Žinote, kas įvyko, jis pamatė Dievo šlovę. Šlovė prisilietė. Jis prisilietė prie jos. Šlovė smogė ir padengė jį. Jisai nesuprato, jisai jau ir guli. Jis net nesuprato, kas įvyko. Jisai net nesupratęs, kasgi čia įvyko. Jis sako, Elijas jį pašaukė sekti juo. Ir ko jisai paprašė Elijo? Jisai paprašė dvigubo patepimo. Kodėl jisai nepaprašė kažko kito? Ten patepimo tokio pačio ar dar kažko, nes kaip mokinys automatiškai jisai jau turėjo tą, ką turėjo mokytis. Jis automatiškai turėjo Elijai patepimą. Taigi Elijas meta apsiaustą, Elisėjus patiria šlovės prisilietimą ir jisai išeina tarnavimą. Jisai sudegina visus tiltus ir eina tarnauti Elijui. Jis nenuėjo tapti Elijo vergu, jis identifikavo save su Dievo šlove ir pateptuoju. Ir rezultate gavo dvigubą porciją, tuo dvigubą Elijui. Ta dvasia, kuri, tai buvo Elijas, 2 kart Elijas, ta dvasia žvelgia ne į žmogų. Jisai žvelgia į tą Dievo šlovę ir galiausiai tapo tokia asmenybė. Bažnyčiai dauguma pastorių nesuprato, kad ne Biblijos mokykla ar pastoriaus antpečiai padaro tave kažkuo, o persikeitimo procesas. Tu pats turi tapti pastoriumi ar apaštalu, niekas tau to nepateps tavęs, neužteps, tepkim, dėkim rankas. Ką ranka pridėjo, tas ir liko, ką tą ir pagimdėm. Ir Jėzus sako, jūs einat, ieškote mokinių, o paskui jį padaro dar blogesnių už save, hienos vaikais. Pačiu velniu padarot. Tai jis kalbėjo fariziejams. Sako, jūs negalite pagimdyti nieko gero, fariziejus gimdo fariziejų, tik 2 kart blogesnį. Превращение делайте таковым, потому что только после этого процесса тебе не нужно это делать. Tau nereikia kažko daryti, dirbtinai. Ar supratot paslaptį? Paslaptis tame. Persikeisti. Tapti kažkuo. Dažnai manęs klausia, kiekgi tu meldiesi? Tai pats bukiausias klausimas, kurį galima užduoti persikeitusiai asmenybei, atgimusiai asmenybei. Aš negaliu nesimelsti, jeigu tau reikia save priversti melsti, man tavęs gaila, rimtai gaila. Aš nubundu kartu su juo. Pamenat, ką Dovydas sakė, kur aš beeičiau? Dovydas kalba, net į bedugnę nueičiau. Ten tu. Tai kalba apie tai, kad Dovydas buvo tiek susitapatinęs su Dievo realybė ir kur bebūtų, kokia bebūtų tavo fizinė būsena, Dievas su tavim. Kai kuriem tai žiauriai skamba šios dienos pamokslas. Bet aš rimtai sakau, jei tu sugersi, jei priimsi šitą žinią, tavo gyvenimas realiai pasikeis iš karto. Kodėl taip dažnai Dievui ilgus metus tenka darbuoti su kokiu nors žmogu? Atkreipkite dėmesį, Dievas dirba metai iš metų. Kai kas bamba, na ko tau iš manęs Viešpatie reikia, Bibliją perskaičiau 3 kartus, medžios 1,5 valandos, na gerai, valandą per dieną. Teisingiau, 5 minutės daugumą iš jo lovį praleidžiu, būdamas tiesiog tavo buvime. Ir kogi tau reikia iš manęs?
Dievas sako, nieko nenoriu, aš noriu pakeisti tave, tu tuzikas vis dar loji. Iš tavęs man nieko nereikia. Tik kai aš tave perkeisiu, tu tuo ir tapsiu. Nebereiks klausiu, kiek laiko melsis, kiek meldiesi. Tu jau tapai nauja asmenybė. Tu nebegali nesimelst, nebegali nepasninkauti, nelaimint, visą tai liejasi iš tavęs, tu tapai karalystės dalim. Dievas ne tik nori tau duoti užduotį, jis nori tave paversti užduotim. Tu nevykdai užduotį, tu tampi užduotim. Ar žinai, kodėl mokinių šešėlis gydydavo, velniai su šūksniais išeidavo? Todėl, kad mokiniai identifikavo save su Kristumi ir jie atvertė pasaulį aukštyn kojom. Bet ta krikščionybė, kurią mes matom, aplinkui neapgailėtinai pasmerkta žlugti. Štai kodėl šėtonas mūsų nekenčia, nes mes Dievo šlovės nešiotojai. Jis ir jo pakalikai elgėsi taip, kad apipiltų purvų šį judėjimą. Dar viena paslaptis. Žinote, kodėl mus šmeižia? Kodėl ant mūsų pilamas purvas? Todėl, kad mes esame šviesa, ne visi supratot. Pasakykit, ar apipila purvą purvais? Ar šmeižia šmeižta? Aš atskleisiu tau paslaptį visiems laikam, kad žinotumėt. Jei tu matai, jį kyla paskalos, pilamos purvas, tai ir yra tai, ko tau reikia. Nes tiek šmeižtas, tiek purmas pilami ten, kur to nėra. Kur vyksta tikri dalykai, stengiamasi, ką nors pametėti suterštų. Nėra $3 kupiūros, yra tik padirbta $100 kupiūra, nes tokia ir egzistuoja iš tiesų. Šmeižia tai, kas švaru, pila purva ten, kur švara, šmeižiama tai, kas savyje neša tiesą. Tai tampa tai apreiškimu tavo. Ir kas kart, kai girdi, oi, kiek aš visko prisiklausiau, sveiki atvykę. O dabar realiai pažvelkim, ką apipila purvu, ko ne. Apie mus nekalba nieko blogo, na žinoma. Tai tu tiesiog šūdas, o šūdo neapipila. Štai yra apreiškimas. Čia tai apreiškimas. Taigi, judami pabaigą. Jeigu nebaigsiu, diskas baigsis ir išsijungs transliacija. Paskutinis klausimas. Kas yra tau prieš akis? Į ką tu keitiesi? Labai atidžiai šią savaitę. Pažiūrėk, patikrink. Tu būsi šokiruotas, nesuprasi, kad esi būtent tai kopija to, kas tau prieš akis. Pakeisi tai, pakeisi, ką žvelgi, pavirsi tuo nauju, į ką žiūri. Atiduokim Dievo šlovę, atsistokim. Paprašyk jo duoti tau išminties. Tu turi tai. Mes visi tai turime kaip Dievo vaikai. Paprašyk duoti tau išminties, kad pastatytum teisingą atvaizdą savo prieš akis. Teisingą įvaizdį, ar suprantat? Paprašyk jo, kad jisai pastatytų tau prieš akis teisingą įvaizdį. Melskis, sakyk, Dieve, aš pripažįstu, jog manyje veikia ne tie procesai. Aš suprantu, jog aplink mane ne ta aplinka, ne ta kompanija. Privalai ištrūkti, atsisakyti, nupjauti viską, kas tau trukdo. Kartą ir visiems laikam. Dievui tarti, Dieve, parodyk man, į ką reikia žiūrėti, į ką žvelgti. Užsimerkit, pakelkit rankas. Tyliai ramiai ištarkim. Mylima šventoji dvasia, parodyk. Tu atgimė iš aukštų. Tavo viduje yra atvaizdas. Susikoncentruok jį. Tavo viduje gyvena šventoji dvasia. Tavo viduje yra jo šlovė. Maitink tą šlovę, sek ją. Pradėk žiūrėti tuos, kurie turi šią šlovę. Skaityk juos.
ты превратишься Ir nori to ar nenori, tu красивый, tapsi, драгоценный Дух Святой. pasikeisi tą šlovę. Prašyk jos, brangiai šventoji dvasia, nurodyk, kur yra tas atvaizdas. Parodyk kiekvienam iš mūsų, kaip mes jį turim rasti. Mūsų kasdieniam gyvenime. Duok jėgų mums visų pirma įsižadėti to neteisingo atvaizdo. Nes prieš statant teisingą reikia pašalinti neteisingą vaizdą. Tu gali būti pačioj nuostabiausiai bažnyčiai, bet tu niekada ir niekada nepasikeisi, nes ne bažnyčia, o tik tas atvaizdas, kuris yra prieš tavo akis, stato tave. Paprašyk Dievo duoti tau išminties, kad galėtum keisti tą atvaizdą, pakeisti tą vaizdą, Aš dėkoju tau. Aš tikiu, kad bažnyčia keisis. Ne tik vietinė, bet ir globalinė, visuotinė bažnyčia, tavo kūnas. Tikiu, atėjo laikas apreiškimui apie gimimą, keitimas iš aukštų. Tikiu Dieve. Atsiras galingi pastoriai, galingi ateinančios kartos tėvai, persisunkia Dievo šlove. Ir kada kils naujos bažnyčios, naujos bendruomenės ir judėjimai, jie keisis į tave, į tavo atvaizdą. Juk net ir tavo tarnai kalbėjo, elkis taip, kaip aš mačiau elgiantis Kristų. Kitais žodžiais tariant, keiskis, virsk kitu. Dėkoju. Dėkoju tau. Mylimasis, kad mes gyvenam šio nuostabių laikų. Dėkoju. Amen. Atiduokit Dievui šlovę. Priimk tai į savo dvasią. Priimk tai į savo dvasią. Tėveli, sakykit, tėveli, padėk, kad tai ne, aš to nepamiršiu. Ar kas nors yra atėjęs pirmą kartą čia? Pasveikinkim jūs. Tu ne šiaip čia papuoliai, tau tai reikia išgirsti. Nuostabus laikas Dieve. Mes tiesiog tęsim tą keitimąsi. Mes tapsim šviesesni. Bus vis mažiau tų pasaulio instinktų, mažiau pasaulio dvasios ir vis daugiau jo šlovės mūsų gyvenime. Jėzau, halleluja. Gerai, pasiruoškit paukojimą. Laimink tai, kas tave laimina. Nebūk bala, į kurią viskas įteka ir neišteka, bet būk upe, per kurią teka gyvybė. Tu aukok ir tu tapsi, kai tu aukoji centrui, tu tampi centro dalim. Paruoš savo geriausią sėklą. Mes neišniekino, neprievartavom pinigų, nespaudžiam. Bet mes suteikėm galimybę prisidėti prie to, investuoti tai, kas palaimina tūkstančius ir tūkstančius. Atiduok jam tai, kas geriausia. Laimink Dievo namus. Laimink tai, kas laimina tave. Amen. Halleluja. Ačiū tau, Jėzui. Jėzau. Мужской энкаунтер. Какие числа у нас? 1, 2, 3 число мужской энкаунтер. Если кто-то хочет записаться, я уверен, это будет особое время в Боге. Я чувствую это. Это будет особое время в Боге. Записывайтесь, да, Вера, подними руку. Если кто не в курсе, подойдите к Вере вот, и запишитесь, пожалуйста. Если кто-то желает, есть ваши родственники, друзья, близкие. Мы продолжаем делать, мы продолжаем вливать в наше поколение, мы продолжаем
делать то, для чего Бог призвал нас. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Вчера прекрасное время было, просто буквально, знаете, вот этот энкаунтер, да, который вчера был, я просто удивился, буквально сразу, только мы начали поклоняться Богу, просто слава просто обрушилась на здание. Аминь. Кто там был? Поднимите руку, кто был на энкаунтере? О, много было, да? Прекрасное время было просто, ты знаешь, и ты чувствуешь, что... Вы знаете, что не ты ждешь Бога, Бог ждет тебя. Мы не живем в то время, где мы промаливаем 3 дня, и потом на 15 минут нам было хорошо. Помните те времена? О, я помню. Где-то попустила, и ты же, о, слава тебе, Господи. А иногда месяцами молишься, и так небо и закрыто. Сейчас мы приходим, и на тебя просто ангелы падают. Бум-бум-бум. О, Господь. Аллилуйя. Все, да, ребят, все собрали? Да. И у нас домашние группы, да, мы благословим. Отец, мы благословляем это приношение. Протяните руки, мы благословляем это, Отец. Мы просим Тебя, пусть каждый цент, каждый доллар, каждая семья, каждая жизнь, Господь, мы останавливаем проклятие долгов, нищеты, нужды, недостатка. Мы сламываем позвоночник этому демонюге, Бог, и мы знаем, что наше благословение не в купюре зеленой, а в Тебе. И когда Ты открываешь свои источники, когда сломан хребет этому духу, Господь, благословение просто втекает через все источники, через разные источники. И мы, Господь, благословляем, мы ставим и просим Тебя об охране над нашими домами, нашими жизнями, машинами, работами, бизнесами. Твоя охрана во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.